Šiandien išsiskyriau su savo partneriu. Man tiesiog šiom dienom bloga. Aš neturiu kam apie tai pasakyti. Tiesiog išgyvenau tiek daug streso, tiek daug nežinomybės. Ir aš nežinau jau kiek metų taip yra. Kokie 5-6 metai. Kai kuriu muziką, bandau iš jos pragyventi. Mane tai baigia sugniuždyti. Yra daug grožio tame, bet yra ir daug tokio beviltiškumo. Ir aš nežinau, ar padariau gerai, kad išsiskyriau. Aš tiesiog jaučiu, kad aš nebegaliu su tiek skausmu dylinti. Kiekvieną kartą, kai susitinkam, visą laiką susipykstam. Nesakau, kad čia vien tik aš viską gerai darau, nors jis dažnai girdi iš manęs tai. Bet ko gero man nepavyksta būti okei su šitą situaciją. Aš žinau, ką reiškia, kai tave palieka ir tu lieki sugniuždytas, tas tai aišku, tiesiog gauni slap in the face, bet nedažnai teko išskirti, nes tiesiog jūs nederat ir dylint su šituo. Man atrodo, tai buvo geras sprendimas. Nes aš jaučiu, kad aš esu labai restless ir einu per daug streso ir daug iššūkių kiekvieną dieną. Ir aš neturiu erdvės santykiam, kurie dar yra ganėtinai emotionally demanding. Realiai tai nėra tiek apie jį, kiek apie mane, apie tai, ką aš galiu, ir ko aš noriu, ir ko negaliu, ir su ko negaliu gyventi, ko negaliu toleruoti. Aš nelabai matau mūsų ateities. Aš nežinau, ar aš darau gerai. Aš nežinau, ar čia geras sprendimas. Bet kartu atrodo jau senai beveik nieko nejaučiu šitiem santykiam. Aš taip pavargau verkti. Aš noriu su savo partneriu būti laiminga, linksma. Ne apsiverkus nuolatos. So far, that's what's been going on. Gal tam kartui to man reikėjo, kažko, kas mane labai sugrąžintų jausmus. Nes to labai trūko. Aš esu dėkinga jam už daug dalykų. Bet aš nebegaliu tiek verkti.
kažkas čia ne taip. Bet dabar aš nežinau, ką galvoti. Aš labai pasiilgau nerūpestingo gyvenimo, kur yra daugiau linksmybių ir džiaugsmo. Nes pastaruoju metu tai labai daug rimtumo, rizikos, nežinomybės. Who needs that? Aš kaip turiu daugiau pasitikėti Dievu, ko gero. Dieve. All this time I thought Terence was too safe for me. But he wasn't safe. Šiandien darbe He was safety. atėjo And that's toks the part I wasn't getting. bičas, Because I'm a lot. kuris buvo kolega A 35-year-old tokio woman who had a good man vadybininko, who loved her. su kuriuo galimai galėjau pradėti dirbti. Ir jis toks buvo visai optimistiškai nusiteikęs ir davė man jausmą, kad viskas bus gerai, viską čia padarysim. Bet staiga jie pradingo. Bent jau tas bičas. Tai žodžiu, jis šiandien atėjo į mano darbą su savo žmona. Ir mačiau, kad jis toks gal pažino, gal ne, bet taip užfiksavo, kad mano veidas kažkur matytas. Tai jam išeidinėjant paleidau savo gabalą. Power move.